tikimės, kad taip ir bus. Tai vat. Ir tikiu, kad čia esam susirinkę, kad iš tikrųjų girdėt, ką Viešpats įdėjęs ir į mano širdį, ir galbūt į jūsų širdis, ir dalintis tuo, ir augti tame. Ir daug visokių gerų dalykų vyksta, kaip ir praeitą kartą ar užpraeitą galbūt minėjau, kad nusimato ir tokios visokios masinės evangelizacijos, bet jos prasideda nuo asmeninės. Niekada nebus gera evangelizacija masinė, jeigu nėra asmeninės evangelizacijos. Nes tas žmogus, kuris ateina, liks toks kaip ir pasimetęs, kaip ir paliktas, jam labai reikia ryšio ir reikia, kad kažkas jį lydėtų tame kelyje prie Kristaus. Tai vat, ir kartais dalykai vyksta labai tokiais mažais žingsneliais, mes norėtume greičiau, bet kartais jie vyksta ganėtinai lėtai. Ir kartais žmogaus išgelbėjimas neįvyksta per sekundę, bet tas kelias į tą išgelbėjimą kažkiek užtrunka. Ir mums reikia nepaliauti melstis, tikėti dėl draugų, dėl artimųjų, dėl pažįstamų ir nepažįstamų, kad Viešpats gali kiekvieną pašaukti savo karalystę, kad jis gali pažinti Viešpatį. Tokį nedidelį gabaliuką tokį išverčiau iš mūsų vynuogyno tokio tarsi minčių apie tai pagrindinės tokios vertybės ir tikslai, kuo mes gyvename. Tai aš taip labai nedaug, galite ir čia dar yra kėdžių pasimti drąsiai. Dievas trokšta būti pažintas ir patiriamas visų. Mes tikime, kad Dievas ieško pasiklydusios žmonijos, kad įtrauktų mus į artimą santykį su savimi. Atsakydami į Dievo iniciatyvą, mes vertiname gyvenimą, keičiančią jo artumo patyrimo galią. Pagrindinė vieta, kur šis santykis yra puoselėjimas ir auginamas, yra garbinimas, tiek asmeninis, tiek toks bendruomeninis. Mes trokštam, kad iš tikrųjų per garbinimą žmogus jisai, kada ateina garbinti ir šlovinti Viešpatį. Ir garbinimas vyksta ne tik per šlovinimą, per maldą, per bendravimą, per kartais žiūrėjimą viens kitam į akis ir matymą ten gerų dalykų Jėzaus, kad Jėzus gyvena mano brolio ir sesers gyvenime. Ir kad vienas iš būdų, kaip mes tą Jėzų pažįstam, iš tikrųjų kartais džiaugdamiesi vienas kitu, mes pažįstam Jėzų. Nes Jėzus apsigyveno mumyse. Ir kadangi jis apsigyveno mumyse, tai kada mes bendraujam vienas su kitu, mes, galima sakyti, vis tarsi pasiimam tą dalį Jėzaus, kurią mes atrandam vienas kitame. Ir per tai esam praturtinti. Ir kartais mes to Jėzaus ieškom labai toli, o pasirodo jis yra visai šalia, mano artimame, jo gyvenime, jo širdį, jo patirtyje. Ir garbindami tampame vis jautresni ir imlesni Dievo artumui. Dažnai iš tikrųjų, kada mes ateinam tokie, tokį žodį pavartokim, susivarę, tokie prislėgti, pasimetę, nelaimingi ir visokie, bet kada Dievas prisiliečia prie mūsų, kasgi įvyksta mūsų širdyse, mumyse, kasgi įvyksta, mes suminkštėjam, mes tokie pasidarom, galima sakyti, geriečiai, kada šventoji dvasia prisiliečia prie mūsų. Visas tas žmogiškumas, kūniškumas, kartėlis, kažkoks nuoskaudos, kasdienybė, visokie tokie kasdienybės, visokios naštos, rūpesčiai, problemos, staiga jos taip nueina į antrą planą ir ateina džiaugsmas, kad tu turi Jėzų, tu turi Viešpatį. Ir kad jo artume, jo ramybei tu gali atrasti paguodą ir padrąsinimą. Per tą šlovinimą, garbinimą. Ir kaip sakau, šlovinimas, garbinimas visaip, malda, bendrystė vyksta. Visas mūsų gyvenimas, sako, visa, kas gyva, te šlovina jį.
ar ne, visa kūrinyje, viskas šlovina viešpatį. Ir kartais, kada atidaro Dievas ausis, aš atsimenu, dar buvau toks paauglys ir kada mūsų pastoriaus žmona, jinai tikėjo, būdama jauna mergina tada, 20 kelių metų, ir sako, aš važiuoju autobusu ir aš matau, viskas pasikeitė. Visa gamta, visa aplinka, visi žmonės, viskas, sako, taip gražu, nes, sako, iš kur tas grožis? Iš to, kad Jėzus apsigyveno mano širdį. Iš to grožis ateina. Staiga, sako, tu tarsi kitaip matai viską. Tai aš tikiu, kad kada viešpats ateina į mūsų širdis, tada viskas keičiasi. Jono Evangelija, 5 skyrius, 19 eilutė. Čia yra parašyta, Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, sūnus nieko negali daryti iš savęs, o vien tai, ką mato darant tėvą, nes ką jisai daro, lygiai daro ir sūnus. Nes tėvas myli sūnų ir rodo jam visą, ką pats daro, ir jam parodys dar didesnių šitos dalykus, kad jūs stebėsitės. Kaip tėvas prikelia numirusius ir juos atgaivina, taip ir sūnus grąžina gyvybę, kam nori. Tai vat, kiek daug dalykų vyksta tarp tos bendrystės tėvo ir sūnaus. O kas vyksta toliau? Jėzus sako, jūs darysite tos darbus, ką ir aš dariau. Taigi toks kaip ir pavedimas mums eina, kad tai, ką daro tėvas, daro Jėzus, o tai, ką daro Jėzus, jisai sako, jūs darysite. Ar tai yra mažai? Tai yra labai daug. Ir visą savo krikščionišką gyvenimą mes iš tikrųjų kaip ir mokomės būti tais viešpaties mokiniais ir daryti tai, ką Jėzus darė. Ir kartais žmonės, kada ateina į bažnyčią, ir ypatingai, kada neturi tokio labai, galima sakyti, religinės tokios praeities, patirties ir praeities. Ir kada jie sako, girdi, kad reikia daryti Jėzaus darbus, jie kelia savo tokį klausimą, sako, o tai kada? Tai kartais kiti seni krikščionys, tokie seni krienai, sako, ai, tai čia žinai, čia nesvarbu, čia nereikia labai stengtis kažką daryti, čia tik taip parašyta. Bet Biblija jinai ne dėl to parašyta, kad yra taip parašyta. Jinai parašyta dėl to, kad mus padrasintų, kad tai yra skirta ir mums. Mes kartais galim sakyti, tai Senas testamentas žydams, Naujo didelė dalis irgi, o tai kas mums? Bet Dievo žodis, Biblija savo yra gyvas ir veiksmingas ir jis yra mums. Jis tampa gyvas mums. Ir Viešpats nori per jį kalbėti mums. Tai va, toks būtų padrasinimas ir keli dar sakiniai. Dievo patyrimas, kylantis iš garbinimo, kuriuo kupinas mūsų visas gyvenimas, paliečia visas mūsų gyvenimo sritis. Ir todėl nebėra skirstymo pasaulietiško ir švento. Nes labai kartais krikščionis mėgsta sakyti, čia pasaulietiška, čia nepasaulietiška. Ir krikščionis dar vis skirsto. Bet tavo gyvenime turėtų būti visur tas Dievo persmelkti dalykai. Neturėtų būti toks skirstimas. Žinot, aš ateinu, dabar aš kalbėsiu krikščioniškai, o mes dabar išeisim už durų, aš kalbėsiu nebe krikščioniškai. Kas tai vadinasi? Teisingai. Tai yra veidmainystė. Tai yra kažkoks dvigubas gyvenimas.
Viešpats mus nepašaukė veidmainystėj, nepašaukė skirstyti savo gyvenimo kažkokiais krikščioniškais, nekrikščioniškais, šventais, nešventais. Jis sako, būkite šventi, kaip ir aš esu šventas. Taigi, toks vat būtų kvietimas. Ir mes tikim, kad šventoji dvasia paskirsto savo dovanas mums, taip kaip jinai nori, tam, kad mus padrąsintų, sustiprintų, kaip Dievo žodis sako, statydintų. Pranašystė, maldos, kalbos, išgydymai, stebuklai, daugybė įvairių kitų dovanų. Ir vienur mes galbūt turim daugiau tikėjimo, kitur mūsų tas tikėjimas dar auga. Ir kartais tas tikėjimas yra kaip Dievo dovana, atrodo nieko nevyksta, bet staiga atėjo toks labai aiškus ir tvirtas liudijimas į širdį ir tu meldiesi ir vyksta. Ir daugybė dalykų kartais mūsų gyvenime vyksta dėl to, kad mes meldžiamės. Vyksta dėl to, kad mes tiesiog pasitikim Dievu. Kartais ne visai taip, kaip mes suplanuojam. Pavyzdžiui, vienas toks įdomus įvykis. Mes turim tokias patalpas Vilniui. Ir truputėlį mes jau daromės tokie nelabai patenkinti. Sakom, reiktų jau kažką keisti. Bet ten tokia sudėtinga sutartis, reikia prieš 3 mėnesius pranešti. Nebent būtų kokie nors, tokie galim būtų pavadinti, neeiliniai atvejai. Ir dabar šiom dienom įvyko toks neeilinis atvejis. Mūsų ten tiesiog tų patalpų sienos apšalo ledu. Varvekliai užsidėjo ne ant stogo, bet ant sienos. Visą sieną varvekliai. Tie varvekliai tirpsta, kai saulė pradeda šviesti. Ir tas vanduo pradeda bėgti ir bėga visur tenai į patalpas. Ir atsirado tokia kaip ir galimybė pasakyti, kad tos aplinkybės, kokios dabar iškyla mums, kaip ir leidžia anksčiau laiko ten tiesiog pasitraukti. Ir ar tai yra atsakymas į mūsų maldas, labai sunku suprasti, bet labai panašu. Tai vat, ir kartais mes nėra visą laiką, kad labai aiškiai ir taip kristalizuotai girdim Dievo balsą. Bet kartais žiūrėdami aplinkybės matom, kad Dievas dėlioja va taip. Arba Dievas dėlioja kitaip. Ir tu matai tame kažkokį Dievo veikimą, Dievo atsakymą. Dievas kažką paima ir pasuka kitaip. Panori, kad tu atsidurtum Kaune. Ir taip visus kraniukus užsuka. Ir sako, važiuok į Kauną. Ir tu atsiduri Kaune. Tai va toks Dievo veikimas. Taip veikia Dievo dvasia kartais. O mes kartais norim tokio trenksmo, balso, dar kažko. O kartais tiesiog Dievas per aplinkybės, per situacijas, per savo žodį, per vidinį liudijimą, per kitus žmonės, sako, va, tos mano dovanos taip ir veikia. Ir mums labai svarbu Dievo artumas. Aš sakyčiau, kad nemažai tikinčiųjų kartais dažnai dabar ateidami į bažnyčią, nebeturi tokio tikslo patirti Dievo artumą. Tiesiog ateina ir išeina. Bet tikslas yra patirti Dievo artumą. Viską pamiršti, atsijungti nuo savo kasdienybės ir susitikti su Viešpačiu. Ir žinot, kada tu susitinki su Dievu. Čia daugiau negu susitikti su kažko labai brangiu ir mylimu. Čia yra daug daugiau. Tu viską pamiršti. Kodėl, sako, įsimylėjęs žmogus, netgi jeigu jam yra 80, jis truputėlį pakvaišęs arba suvaikėjęs pasidaro. Todėl, kad į jo širdį ateina labai daug džiaugsmo, daugiau negu įprasta. Tai mūsų susitikime su Viešpačiu lygiai taip pat turėtų būti daug to džiaugsmo. Ir tikim, kad patirdami tą Dievo artumą, kuris veikia per šventą dvasią, tampame vis labiau tokie tikri žmonės. Nes daug yra šiandien daug netikrų dalykų, daug netikrų žmonių, kartais mes patys būnam netikri. Kartais mes labai pergyvenam, ką kiti pagalvos. Ir dėl to stengiamės elgtis ir kai kuriuose kultūrose, kaip pavyzdžiui, ten Japonų kultūroje, dar kažkur,
Bet dar giliau yra kai kuriuose kultūrose labai svarbu, ką pagalvos kitas žmogus. Bet iš tikrųjų yra labai svarbu, kas vyksta tavo širdį, kaip tu jautiesi. Ir kas darosi tavo gyvenime. Ir kad Viešpačiui yra labai svarbi tavo širdis. Ir kad labai dažnai gyvenime, ir aš netgi įtikėjau tam sovietiniam laike, tai galiu sakyti, tavo tas negalvojimas, ką kiti pagalvos, o bandymas išlikti tame, kuo tu tiki, buvo ir esmė to, kad tau padėjo pereiti per tuos visus išbandymus, iššūkius ir krizės, kurias tu patyrei. Ir persekiojimą, kurį tu patyrei, nes tu supratai, kad tai, kas yra tavy, yra labai, labai brangu, labai didinga ir tu nenori iškeisti į prisitaikymą. Tai va toks kažkaip tai buvo padrasinimas, kurio norėjosi pasidalinti ir truputėlį dar norėtųsi prie Korintiečių laiško. Taip, kažkada mes pradėjom jį nagrinėti dar prieš naujus metus, po to daug buvo visokių įvykių, kalėdos, šventės, visokie įvykiai. Ir truputėlį dabar sugrįžti prie antros skyriaus Korintiečiams, viso mes jo nenagrinėsim, nes kai yra per daug, mes tiesiog tada išsitrina viskas, reikia truputį. Dar grįšim prie jo. Ir mes gyvenam tokiam pasauly, kuriame žmonės labai vertina išsilavinimą, tokius argumentus svarius, įtaką, galima sakyti, sugebėjimą kalbėti, išreikšti save ir taip toliau. Ir kada žiūrim į Dievo žodį, kartais žiūrėdami į Dievo žodį, atrandam ten daug kitokios kultūros, taip galima būtų sakyti. Biblinė kultūra skiriasi nuo bet kokios kultūros dažnai. Ir ypač ir nuo lietuviškos, ir nuo kitokių, ir nuo Korinto kultūros, kuriam šitas laiškas buvo rašytas. Korinto miestas koks? Filosofų, kalbėtojų, mokyklų, mokytojų miestas. Į tokią aplinką ateina Paulius. Ačiū Dievui, kad Paulius tikrai labai išsilavinęs, labai išmintingas, labai suprantantis daug dalykų žmogus, kuris pasakė, kad visą tą savo išmintį aš palaikiau mėšlu. Aš palaikiau nieku. Ne šiaip savo. Ne tik, kad krikščionis nevertina mokslo, nevertina išsilavinimo, lyginant, sako, su Kristaus pažinimu ir jo didybė. Jeigu tu paimi visą didžiausią žmogišką išmintį ir bandai sulyginti su Kristaus išmintimi, tai yra labai žemas lygis. Jeigu be Kristaus, atrodo visai didelis, aukštas lygis. Bet jeigu lyginant su Kristaus išmintimi, Kristaus išmintis 100% nurungia tą žmogišką išmintį. Ir apaštalas Paulius tikrai buvo tas, kuris galėjo demonstruoti savo išmintį, savo žinias ir taip toliau. Bet nuo 1 iki 5 eilutės, jeigu mes skaitom, štai ką mes randam. Paulius, Dievo valia pašauktas, Kristaus Jėzaus apaštalas ir brolis Sostenas. Dievo bažnyčiai Korinte, pašventintiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems, šventiesiems, su visais, kurie šaukėsi mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Kiekvienoje vietoje, pas jūs ir pas mus. Malonė ir ramybė jums nuo Dievo mūsų tėvo ir viešpatės Jėzaus Kristaus. Aš nuolat dėkoju dėl jūsų Dievui, už Dievo malonę suteiktą jums per Jėzų Kristų, kad per jį praturtėjote viskuo, visokių žodžių ir visokių pažinimų. Ir kada mes skaitom šitą laišką, pradžioje jisai sveikinusi, jisai džiaugiasi, kad jie praturtėjo žodžiu, pažinimu viešpatės.
Ir viena iš tokių pagrindinių dalykų, iš tikrųjų, ką jisai kalba, jau vėliau antros skyriaus pradžioj, tai pirmos skyriaus pradžioj, po to antros skyriaus pradžioj, sako, ir aš, broliai, kai pas jūs lankiausi, atėjau ne su gražbiliavimu ar išmintimi skelbti jums Dievo liudijimu. Nes aš nusprendžiau tarp jūsų nežinoti nieko, išskyrus Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, išsigandęs ir labai drebėjau. Mano kalba ir skelbimas pasižymėjo neįtikinančiais žmogiškos išminties žodžiais, bet dvasios ir jėgos parodymu. Kad ir jūsų tikėjimas remtųsi ne žmogiška išmintimi, bet Dievo jėga. Tai pradžioje jisai tarsi jos taip, galima sakyti, ir paguodžia, ir padrasina, ir pasidžiaugia, bet po to apaštalas Paulius imasi jau tokio gilesnio noro įvesti į tą gilį. Ir jisai, suprasdamas, kokioje aplinkoje šitie žmonės užaugo, kokioje gyveno, jisai sako, aš nusprendžiu tarp jūsų nežinoti nieko išskyrus Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Ir jeigu žiūrėt pagal to meto tokią išmintį, atrodo, nukryžiuotas žmogus tai yra gėda. Tai yra kažkas tai, kas gėdingo. Už kažkokius nusikaltimus, už kažkokį elgesį, už kažką tai, nes dažniausiai nukryžiavimas buvo kažkokia bausmė. O čia jisai skelbia kažkokį Kristų, kuris buvo nukryžiuotas ir korintiečiai šiaip galėtų sakyti jau iš karto, mums neįdomu, tai nėra labai kažkas įdomaus ir faino. Bet apaštalas Paulius sako, bet būtent su tokia žinia aš pas jūs ateinu. Kad aš nenoriu nieko kito žinoti, bet kaip tik tą viešpatį, kuris nukryžiuotas. Ir jis ateina su tokiu, sako, aš buvau silpnas, išsigandęs, labai drebėjau. Ir jis nesistengia žmogiškai įtikinti, žmogiškai išmintim, bet kuo jisai remiasi dvasios jėga ir jos parodymu. Stengiasi jiems parodyti Dievo jėgą. Kad Dievas yra galingas tame, ką jisai kalba. Ir kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmogiška išmintimi, bet Dievo jėga. Ir aš dažnai galvoju, šiandieniniam pasaulyje, kuriam mes gyvenam, kartais mes kaip krikščionys, kartais labai stengiamės, bet greičiausiai yra labai sudėtinga parašyti geresnę muziką arba geresniam lygyje, negu parašo pasaulis. Padaryti geresnius renginius kartais, negu daro pasaulis. Ir dėl to mes net nesam kviečiami bandyti konkuruoti. Mes esam kviečiami ne tą rodyti. Ne lygį, nors ir jo reikia. Ne kažkokį, galima sakyti, savo pranašumą ar savo išmintį, bet tą Dievo jėgą. O kad parodyti Dievo jėgą, Dievo žodis sako, apsirenkite Dievo jėgą. Apsirengti reikia ją. Prisipildyti tą Dievo jėgą. Kad viešpats taip stipriai apsigyventų tavo širdyje, kad šventoji dvasia per tave galėtų įtikinti, o ne, galima sakyti, ne išmintis, ne ginčai, ne konfrontacija, bet ta Dievo dvasia per tave galėtų įtikinti, kad tau reikia viešpats. Žinot, ne vieną kartą aš buvau liudininkas, kada šventoji dvasia žmogų įtikina, tu taip esi netgi kartais šokiruotas. Atrodo, tu nieko nepadarei, nieko ypatingo nepasakei, netgi kartais tik pasimeldei, o žmogus sako, aš jaučiu, kad aš noriu to Dievo, kuris yra jūsų gyvenime. Aš kažką patyriau, aš kažką išgyvenau. Tas kažkas buvo tas šventosios dvasios jėga, kuri prisilietė prie to žmogaus. Ir kryžius, apie ką kalba apaštalas Paulius, sako Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą, yra ta ašis, apie kurią sukasi visas Evangelijos skelbimas. Ir mes galim labai gerai kalbėti,
Bet jeigu tame kalbėjime nėra to kryžiaus, kur Jėzus atpirko viską ir paėmė visas mūsų kaltes ir nuodėmes ant to kryžiaus, tai ta žinia yra tokia neaiški, tokia kaip būna, vat, kartais tu žiūri filmą, jis labai įdomus ir jis taip pokšt ir baigėsi. Ir tu galvoji, apie ką čia buvo? Kokia čia mintis? Ir paskui ilgai kankinėsi galvodamas, kokia ta mintis ten buvo. Ir kartais ir nerandi. Ir žinia be kryžiaus, be to, kad Jėzus paėmė nuodėmes ant kryžiaus ir paėmė visas tavo kaltes ir nuplovė savo brangių krauju ir tau dovanojo naują gyvenimą, čia yra didžiulė Dievo jėga. Nes daugybė tikėjimų žada išgelbėjimą. Bet jis toks yra neaiškus, kartais reikia nusipelnyti, kartais reikia daug kažkokių maldų pasimelst, kartais reikia kažką daug padaryti, o Jėzus jisai nereikalauja nusipelnimo. Jis reikalauja ateiti pas jį ir tiesiog patikėti ir priimti tai, ką jisai padarė. Ir išgelbėjimas ateina į tavo širdį. Ir kartais žmogus gali būti labai neiškalbingas. Bet jisai gali pasakyti labai nedaug, bet tokio esminio. Pavyzdžiui, kaip Dievo dvasia veikia. Važiuoja eunuchas ir skaito šventą raštą. Ir šventoji dvasia sako Pilypui, eikit į tą ir į tą kelią, ten važiuos žmogus su vežimu, tu prieik prie to vežimo ir laikykis jo. Ir viskas, ką Dievas pasako Pilypui. Ką daro Pilypas? Jis nueina į tą vietą, mato žmogų važiuojantį, prieina prie jo vežimo, laikosi jo. Jeigu taip įsivaizduoti lietuvišką vežimą, tai toks būdavo, toks kaip, galima sakyti, toks rastelis, toks išlindęs gale, kur paskui vaikai ten atsisėsdavo kartais. Tai kažką tokio galima įsivaizduoti. Prieina Pilypas ir Pilypas jau juda toliau. Jau jisai žino, ką jam daryti toliau. Jis girdi žmogų, kuris skaito Dievo žodį. Ir jis jam užduoda klausimą. Sako, ar supranti, ką ten skaitai? Ir eunuchas, būdamas pakankamai atviras, pakankamai draugiškas matosi, sako, ne. Ir jis sako, gal tu gali atsisėsti šalia? Mes galim kartu važiuoti ir tu man paaiškinsi, kas čia parašyta. Ir jie važiuoja, kalbasi matomai taip stipriai ir giliai, kad kada privažiuoja vandens telkinį, eunuchas sako, žinai, štai vanduo, sako, kas man trukdo pasikrikštyti? Sudaryti sandorą su viešpačiu. Reiškia, jau jis toks prisirpęs, kaip reikiant jau, atviras Dievui. Ir Pilypas jį pakrikštyje ir ant jo ateina toks didelis džiaugsmas, kad jau jam nebeįdomu niekas. Nei Pilypas, nei kas ten vyksta aplinkui, jis šlovina viešpatį ir džiaugiasi. Ir kas tai yra? Tai yra Dievo darbas. Dievo darbas. Kai kur arabų šalyse šiandien mes girdim daug liudijimų, kad kartais žmonės per sapną tiesiog sapnuoja viešpatį, kaip jis ateina į jų gyvenimus ir jie pradeda ieškoti to, ką jie matė, nes tai buvo taip tikra. Ir po to atranda kažkokius krikščionis, bestudijuojančius Bibliją, kažką beveikiančius. Ir antra dalis ir tuo pačiu pabaiga būtų, kad apaštalas Paulius, jisai sako, mes kalbam apie išmintį, bet ne šio pasaulio. Jisai nuo 6 eilutės čia galim skaityti, sako, tiesa tarp subrendusių mes skelbėme išmintį, tačiau tai išmintis ne šio pasaulio ir ne iš šio pasaulio valdovų, kurie pranyks. Mes skelbėme paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas nuo amžių paskyrė mums išaukštinti, kurios nepažino jokie šio pasaulio valdovai, nes jei būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpaties nukryžiavę. Ir 9 dar eilutė.
bet skelbėme, kaip parašyta, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli. Jeigu aš dabar tokia paskelbčiau va čia Kaune per kokius visokias priemonės, ekranus, tos didelius ir taip toliau, sakyčiau, nuostabi konferencija, konferencijos pavadinimas, ko akis neregėjo, ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, jums paruošta. Galbūt ir nemažai žmonių susidomėtų, sakytų įdomu, apie ką čia. Ir mes esam tie, kuriem Viešpats paėmė ir atskleidė. Sako, Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Taigi, jeigu aš ieškau savo gyvenime, kartais sakom, noriu, kad visos mano svajonės išsipildytų. Toks vaikiškas noras. Bet Biblija jinai taip ir sako, kad tai, ko tu net nesusapnavai, nesusvajojai netgi, Viešpats paruošė tau, jeigu tu jį myli. Sąlyga viena, jeigu tu myli Viešpatį visa širdimi, ateik pas jį ir jis darys tavo gyvenime. Galbūt tai nebus tai, kaip tu įsivaizdavai, greičiausiai bus visai kitaip, bet Viešpats sako, paruošė tiems, kurie jį myli. Ir tos išminties, ką Viešpats paruošė, net šio pasaulio valdovai neturėjo galimybės suprasti. Bet mes supratom. Kokia didžiulė mums privilegija. Aš galvoju, jeigu mes taip iki galo suprastumėm, norėtųsi pult ant kelių ir iš džiaugsmo pradėti verkti ir taip atrodytų, tai yra daugiau negu laimėti milijoną. Ir pasaulio valdovai jie matė Jėzų, girdėjo jo žodžius, bet nesuprato, kas jis yra ir ką jis siūlo. Taigi mums šiandien labai svarbu, ką? Girdėti, skaityti Dievo žodį, suprasti Evangelijos esmę ir kad mūsų širdis atsivertų Dievui. Mes regėsim nuostabių dalykų savo gyvenime, kurie mus labai sustiprins ir padrąsins. Ir kurie iš tikrųjų parodys, kaip nuostabu yra pažinti Viešpatį ir jam tarnauti, būti jo vaiku. Tai noris šito linkėti. Noris tame uždegti mūsų visų širdis. Sakyti, kad Viešpatė, aš trokštu. Man reikia. Ir kad mes turim tą nuostabią privilegiją ateiti pas Viešpatį ir patirti jo turtus. Ir kažkada čia prieš kurį laiką, kovo mėnesį, man atrodo, vėl turėsim tokį šlovinimo vakarą, bet šlovinimo vakarą mes dabar pradžiai bent jau darom savo. Kartais, žinot, žmonės daro kitiems, mes darom savo. Kad, ta prasme, ateiti ir pašlovinti Viešpatį, ateiti ir pabūti tam Dievo artume. Nes tą patį pirmą kartą, kada mes darėm, toks buvo jausmas labai įdomus. Kaip žinot, yra kartais išdžiūvusi žemė. Gėlė ir joje aplinke išdžiūvusi žemė. Tu pili tą vandenį ir jis taip ir dingsta iš karto. Ten ant tiek sausa, kad kiek tu pili vis dar sausa ar sausa. Tai va toks buvo jausmas, kad mūsų tam susitikime, kad mūsų širdis išdžiūvę, reikia labai stipriai jas įmirkyti Dievuje. Kad mes vėl atsigautume, vėl kažkaip tai grįžtumėm prie tos didelės meilės Dievui. Ir tikiu, kad tada ateina ta gyvybė. Toks yra labai geras, labai paprastas pavyzdys. Paimi stiklinę vandens, jūs įsivaizduokite tiesiog.
pripili ją pilną ir atrodytų visai gerai kažkam paduot gerti. Bet Dievas sako, žinai, va čia dabar yra tau. Ir nežiūrint to, kad jinai pilna, Dievas pradeda pilti dar ir pradeda bėgti per viršų. Ir visa, kas per viršų, jau yra tai, ką tu gali duoti kitiems. Dievas pradžiai dažnai nori tave pripildyti, tave atgaivinti, tave pastatyti, kad tu būtum džiaugsme, Dievuje, Dievo artume. Ir po to tada tave naudoja palaiminti kitus. Nes kada tu tuščias, ir yra buvę tokių patirčių, kada žmogus, pavyzdžiui, netgi vertėjauja, ir ateina labai sunku žmonės, iš depresinių dalykų, iš tokių, galima sakyti, suicidinių dalykų, iš visokio nenoro gyventi, iš visokių sunkių gyvenimų, prievartos patyrę. Ir vertėjas tas verčia ir galų gale jis užsideda savo tokią naštą, kad jam stogas pradeda važiuoti, jis pradeda klykti vakare jau namuose. Mes meldžiamės, nes jaučiam, kaip ta našta, kuri užkrito ant jo pečių, jis nebegali pakelti. Nes, taip galima sakyti, tas nedaug to vandens, kurio buvo jo viduje, jis jau visas išsiurbtas. Visa ta energija, visas tas džiaugsmas, tikėjimas, atrodo, ateina toks nusivylimas. Ir kada tu esi pilnas Dievo dvasios, ateina sunkus dalykai, o tu vis tiek džiaugiesi. Ateina sunkus dalykai, bet tu vis tiek neprarandi viltį. Ateina netikėjimas, bet tu vis tiek tiki. Tai va toks būtų padrąsinimas. Tai būkit palaiminti ir padrąsinti. Ir labai svarbu tai, kas yra tavo viduje. Ir jeigu ten yra pripildytas esi Dievo dvasios, tai tada Dievas tave panaudos ir kitiems, ir padrąsins tave, ir sustiprins ir panašiai. Ir per tave kitus. Tai būkit palaiminti. Amen.